Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Sveiki, Pilnos valties bičiuliai, mūsų draugai. Šiandien randuosi Pervalkoj. Yra rugsėjo 17 diena ir iš tikrųjų turėtų būti jau vėsus oras, bet ypatingai šilta ant molo ir čia rudenį esu ne kartą jau gaudęs ir čia puikiai kimba karosas, puikiai kimba karšis ir žiūrėsiu, kas čia bus šiandien. Girdėjau tokių gandų, kad pagauna vieną kitą sazaną. Matysiu, kas iš to gausis. O rytoj bandysiu dėti kitą jauką, šviesų jau. Ir važiuosiu į kitą vietą. Masalų šiandien naudosiu musės lervas. Tokios mano pirminė tokia informacija. Ir stebėkite mus. Kol kas ramu, bandysiu kažkiek prisišerti, pamėtysiu daugiau, kas 15 minučių. Lauksiu, vakaro lauksiu temimo. Labai puikus oras, kaip minėjau. Žvejų šiandien nėra, sekmadienio vakaras, visi įsivažinėja. Va, o aš lieku nakčiai. Kiek čia teko gaudyti, visą laiką geriausia, man asmeniškai geriausia kibdavo ant musės lervos. Nors lieko irgi neatsisako, boiliuku gaudau pirmą kartą. Bandysiu boiliuką, uždėjau prie jo musės lervų. Pamatysim, kas čia bus, nakčiai gal pakeisiu kažką tai, bet tikiuosi stambesnės žuvies ant šitos meškerės. Taigi viena bus mano smulkesniai žuviai, kita bus stambesniai, jeigu tokios yra. Visas kepimas prasideda temstant. Kai temsta ir užsidega va šitos lempos, kurias jas matot. Tačiau paskutiniam dienom lempa jau nebeužsidega. Matomai nuo 15 rugsėjo jinai nebedega, nežinia kaip bus. Visą laiką užsidegus lempai, kibimas būdavo ant apšvietimo ribos geriausias. Šiemet jau negaliu pasakyti, kaip čia bus. Lengvi patasimai. Ir kol kas ramuma. Stengiuosi niekada nesukt greitai valo, ištraukinėdamas masalą, nes gaudant musės lervą, jie susuka masalą. O, štai mano pirmoji žuvis ir ką mes čia turim? O mes čia turim kojytę. Va, yra tokia teorija, kad nesusuktų masalo, reikia dėti, kad masalas nesusuktų valo, reikia dėti vieną zykelį už vieno galo, kitą už kitą. Va, dedu krūvą zykelių ir metam
Kažko braška mano meškerė. Ar tik tai jau jai neateis galas. Va, vėl kibimas. Vėl kažkas tai yra. O šį kartą gal jau biški ir gražesnė, bet ne, mailiukas. Turbūt čia visą žuvį išgaudė vietiniai, kad neliko ką pagauti. O, pirmas karosas. Pirmas karosas jau džiugina, reiškia dar ne viską išgaudė žvietiniai. Lauksim saulėlydžio. Jeigu nebus žuvies, eisiu grybauti. Taip lengvai aš nepasiduosiu. Grybų daug Pervalkoj. Žodžiu, ir jūs, jeigu važiuosit, jeigu matysit, kad jau nėra kibimo, bėkit į mišką. Tai tikrai kažką pagausit. Gal baravyką, o gal erkę. Kibimukas. Opa! Mailius. Kol kas mailiukas neduoda man ramybės, bet tikiuosi ateis kažkas stambiau. Ko gero reikia pabandyti pakeisti masalą. Uždėsiu slieką. Va, buvo pirmas kibimas ant pajudinimas ant boilio. Tas man patinka. O, kokios mano žuvis. Pasigrožėkit. Ir vėl snargliukas. Ką tik pajudinimas buvo ant boiliuko. Lauksim. Žiūrim. Koja. Irgi koja. Ačiū, bet kad jau nepūbliai. Tai va, nors to skiptų, tai smagiau būtų, žinai. Mailiaus neatsikratau. Bet. Išlauksim ir stambesnių. Nu, žiūrim, ką čia nais turim. Kas per žuvis pas mus. Nu. O, antras karosas. Karasiukas antras. Jau smagu. Jau pabiški darosi. Nu, nedideli, bet jau smagiau. Pirmas kibimas ant boiliuko. Jau galvojau visai boilio nepaims. Va. Žiobriukas. Nelaukta žuvis, žiobriukas. Ant boilio, ant metodo. Keista.
Jėgų gal biškį. Tuoj padėsiu. Karosas. Karosas. O, ačiū. Bet ant boilio? Ant boilio. Nu nieko sau. Nu. Blogai idėja. Ką? Blogai idėjas, kad karosas ant boilio. Nu va, suveikė. Matyti šalkės. Tai būtų šalkės, ant kitų nekiptų. Ant kitko. Po vakar nelabai sėkmingos žūklės. Naktinės pervalkai. Buvo pagauta gal 20 karosiukų, nedidelių karosų. Šiandien bičiulis mane pakvietė atvykti, pabandyti žvejoti juodkrančių. Didžioji dauguma žvejų čia gaudo be jokių šėryklų, be nieko, švinas liekas, gaudo čia karšį. Na, o aš pabandysiu pasišert, bandysiu musės lervas, lieką, žiūrėsim, koks bus skirtumas. Jaukas šiandien dariau šviesų, vakar surūgusi, mečiau lauk. Tai šiandien dėjau šviesų, čempionų fido. Dėjau daug musės lervų, kadangi žadu gaudyti musės lervą. Ir pamatysim, koks bus rezultatas. Dėdu musės lervą, kuriuos pridėjau taip pat daug į pašarą. Ir bandysiu suvilioti aš ją šitaip. Nors sliekas yra sliekas. Bandysiu dėti ir slieką. Na va, viena užmesta, ant kitos dėsiu sliekutį. Nors musės lervos turėtų, manau, jaukui nepakenkti. Šiek tiek, sako, čia yra srovelė. Pažiūrėsim, gaudavo čia pirmą kartą. Kol kas čia žvejojęs dar nesu. Valiukas pas mane 0,16, pavadėlis 0,18. Labai mano traška meškerė. Jaučiu, kad jai ateina jau paskutinioji. Sakiau šitą ir vakar. Taigi, sėdu, va, kolega mano permetinėje, sako, nieko nėra, o aš sėdžiu ir laukiu. Grožiuosi vaizdais, oras puikus. Iš tikrųjų, čia smagiau negu pervalkai, krantinė nedidelė. Sėdi savo kaip ponas ir lauki kibimo. Ešerys. Ešeriukas. Pakankamai gražus. Ne iš tų mažųjų. Bet ir ne per didžiausias. O aš toliau seku savo meškerį. Labai neša žolės. Žolynai ir žvejyba. O, pirmoji žuvis. Man kai visą laiką sekasi.
Aš gaudau stambę žuvį. Ką? Kojytė. Yra koja, sulauksim ir karščių. Ant zikelio papuolė. Ateina, bet vėl mailiukas. Vėl mailiukas. Dzika kramto stabiliai, bet žuvis irgi geros. Net juokas ima tavo, ne? Ko patogu yra juodkrantėj, kad prie krantinės visur yra tualetai, nėra jokių problemų, kaip jau žvejojant. Geras privažiavimas. Jeigu ir jūs nepoilsiaujate, tai tikrai rasit, kur pasistatyti vietą, automobilį savo, kur pasistatyti. Ir čia yra patogu. Kaujat nuo krantinės ir gerai leist laiką. Kol kas žvejyba mūsų neproduktyvi. Kolega irgi sėdi. Lauksim vakarinio. Priešais mus stovi verslininkų tinklai. Tiek čia dešiniai, tiek kairiai. Kažkiek jie aišku ir sustabdo žuvį. Matau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 žymos, kur stovi tinklai. Ir tai mums žvejam tikrai nėra į naudą. O, opa. Ir vėl. Tai va, vėl kojytė. Ir vėl mailiukas. Bet mes, kauniečiai, esam kantrus, sulauksim kažko ir rimčiau. Pašaras veikia. Kažkas tai yra. Labai daug žolių. Ką mes čia turim? O, pirmasis mano karšiokas. Va, štai. Štai. Apie 27 pirmasis karšiukas. Ogi kimba kojos. Pašaras dirba. Čia tos kojos tokios labai įdomios, baltos kažkokios. Prisitaikė prie dugno matomai. Dar valandėlę ir keliausiu namo į Pervalką, nes kol kas žvejybos rezultatų manęs nedžiugina. Žuvis nėra stambės, bet kimba jos stabiliai, taigi smagu pasisėdėti ir tuo pačiu bandyti sulaukti kažko stambesnio. Nagi,
Vėl kojytė. Štai. Nu va, vakarinis kibimas nepasirodė. Baigiam žvejybą. Paskutinės minutės. Be 5:08. Ir keliausiu namo. Taigi šios dienos rezultatai. Apie 10 kojų ir vienas karšiukas, ešeriukas ir pūžlys. Rezultatai nėra džiuginantis, tačiau laikas praleistas prie vandens šiandien puikiai. Gražu, ramuma, ramybė. Paskutinės minutės. Ir atsisveikinimas su Juodkrante. Labas rytas, mėly žvejai, nors jūs ir nelabai matot, bet kažką aš pasitraukiu. Gaudau su metodu, viena meškerė, viena paprastai. Ir štai kažkas jau pas mane pasirodė. Prieš tai kažkas numušė kablį, o dabar kažką parsivedu. Dar nežinau ką. O! Vis tikrai nebloga. Greičiausia, kad karosos. Duodasi aršiai karosas. Opapa. Na, jau ką mes čia turim? Karpis. Štai, mėlėjai. Va. Tokios žuvys kimba. Šiandieną paskutinė mano žvejybos diena. Gaudau pervalkui, tiesiai Burgi vedu, visiškai šalia. Labai man sunku persiorientuoti ateiti į tokią vietą žvejoti, nes čia yra gylis metras. Va, ir 2 dienas blaškiausi, 1 dieną gaudžiau štai va ten ant molo. Buvau dar nuėjęs į tą galą, į įlanką prie laivo. Va, ir šiandien štai sustojau čia. Didelis vėjas pakankamai nuo marių pusės į krantą. Atėjau 6. Tarp kitko, jeigu jūs matysit, kad kimba, man pasakykit, nes aš žiūriu į kamerą ir nematau, ką daro mano meškeris. Taigi atėjau 6 ir vieną meškerę užmečiau su metodu, kitą meškerę užmečiau paprastai, prasta gauninė, 40 cm pavadėlis. Ir su metodu turėjau 2 kibimus. 3, iš tikrųjų 3 kibimus. Vienas nunešė kabliuką. Paskui pasididinau kablius. Vietoj 10 dėjau 8, storesnį pavadėlį. Pagavau karpį. Karpiuką, ne karpį, karpiuką. Girdėjau, kad čia kimba šitose vietose karpiai. Labai smagu, tai įtraukti metodą sistemą gaudant.
jaunesnį meškerę. Va, ir dabar toliau vėl laukiu. Turim 7 valandas, per valandą 3 skubimai, visai neblogai. Ir bandysiu pagaudyti kokį 9 valandos. Visas dienas buvo labai šiltas oras, saulė, plus 25-24. Šiandien pirma diena, kaip jau praneša, lietų. Nežinau, ką tai duos žvejybai. Tik tai tiek gerai, kad vėjas yra nuo marių į krantą, priplaka visą tumblą į krantą ir žuvis ateina arčiau krantą. Taigi dar turiu porą valandų ir visą tai jūs pamatysite, kokie bus rezultatai šitos laidos gale. Kibimas buvo fantastinis. Jaučiu, kad kabliuko aš netekau. Greičiausia, čia taip pat galėjo papurtyti man karpiukas. O gal tiesiog davė per šėryklą. Ne, kabliukas yra, bet pasisukęs valas. Problema gaudant per vėją yra susukamas valas. Dar valas susuka traukiant greičiau masalą. Štai vien tokiu vaizdu, kaip tekanti saulė, iš tikrųjų verta pasigrožėti. Retai kada pamatysi tokius dalykus namuose. Va, o mano meškerės vis kažkas patampo, bet manyčiau, kad tai gali būti mailiukas. Kol kas rezultatas lieka toks pats. Pažiūrėsim, kas čia per žuvis tampo mano masalą. Kibimukas lengvas, bet greičiausiai čia gali visą tai tampyti kojytė. Arba nedidukas karosiukas. Metodas kol kas tyli. Jo, kojytė, kaip ir sakiau, kojytės čia dabar dominuoja. Kas mane labai patinka, reiškia, gali skambios žuvies nebebūti. Ir vėl štai tokios žuvis. Šį kartą retas Kuršių marių svečias, šapaliukas. Aš žvejybą baigiu. Rytinis laikas. Viena žuvis, vienas karpiukas. Vienas nunešė valą. Štai mano laimikis, tuoj parodysiu jį. Štai toksai karpiukas. Va. Sukibo metodo sistema. Gal padariau klaidą, kad negaučiau naktį. Sukibo tamsoj. Ant paprastos sistemos tik tai kojytės. Ir šiaip čia šitoj vietoj nepagauna nei vieną karpį, žinau. Pagauna karosų, pagauna karšių. Va. Štai tokios vietos. Puikiai žvejyba. Įsibė vakarykštį žvejybą nelabai nusisekė. Pagaudžiau juodpininkį, pagavau karšiuką. Prieš tai nuo molo pagavau
apie 20 karosų, nors ir nedideli, bet buvo geras laikas, žvejyba naktį. Va, dabar paskutinės minutės, rudeninė žvejyba baigta. Gal dar šiek tiek per šilta, gal stambi žuvis kibs vėliau. Štai man jau atneša mūsų kavą ir žvejyba jau baigta. Iki.